atveju atvykus į optiką regos patikrai, jūs gali priimti arba optometrininkas, arba gydytojas oftalmologas. Pagrindiniai dalykai, kurie skiria optometrininką nuo gydytojo oftalmologo, tai yra darbo principas. Optometrininkas dirba su suaugusiais žmonėmis, gali įvertinti regą, parinkti reikiamą korekciją, įvertinti akių sausumą, apžiūrint su mikroskopu jūsų priekinį akių segmentą, gali aptarti ir edukuoti galinčias pasitaikyti akių ligas. Gydytojai oftalmologai jau pasako pats pavadinimas, kad jie gydo, tai yra akių ligų gydytojai, dirbantis su bet kokio amžiaus pacientais. Mes tarpusavėje labai artimai bendraujam savo darbe ir darbo srityje, dėl to, kad nepavykstant išspręsti tam tikros situacijos, jeigu aš esu optometrininkas, aš visuomet rekomenduoju kreiptis pas gydytoją oftalmologą, o gydytojai oftalmologai dažnu atveju atlieka tai, kas susijęs su akių lygomis ir pačiu akies obuolio segmentu ir korekcijai nusiunčia pacientą konsultuotis pas optometrininką, dažnu atveju į optikos saloną. Galbūt norėčiau atkreipti dėmesį, kad optometrininkas kaip specialybė, jinai yra licencijuota specialybė Lietuvoje ir tai nėra visiškai naujiena. Optometrininkai ruošiami nuo 2005 metų Lietuvoje ir šiuo metu tikrai sudaro didelę dalį specialistų, licencijuotų specialistų, kurie atlieka pirminę akių patikrą, o jinai dažnu atveju būna susijusi su korekcijos parinkimu. Žmonėms, kurie nešioja korekciją, tai turi regos ydą, rekomenduotina lankytis ir vertinti savo regą kartą metuose. Ir aš rekomenduoju savo pacientams visuomet rinktis tą patį specialistą, kuris seka ir žino jūsų visą istoriją regos. Jeigu regos korekcija jums yra nereikalinga, visuomet specialistas įvertins jūsų šeimos regos istoriją. Įvertins ir aptars su jumis galimas akių ligas, kurios gali atsirasti tam tikrame amžiuje. Jeigu atsiranda noras prisimerkti žiūrint į toliau esančius objektus, pavyzdžiui, atvažiuojančio automobilio numerius arba žiūrint televizorių, norisi geriau matyti vaizdą ypatingai smulkiomis raidėmis, kuris yra rašomas. Jeigu atsiranda noras trinti akis, noras dažniau mirksėti, atsiranda jautrumas šviesai, išėjus į lauką, rekomenduoju atvykti pas akių priežiūros specialistą, aptarti visą šią simptomatiką ir tikrai atrasite komfortą gerinančius sprendimus.